Pabaigimui iš tikrųjų yra specializuotas universitetas. Tada mes kalbėkim nuoširdžiai, taip kaip aš atvažiavau su nuoširdžiu noru padėti. Šiandieną tai yra ta diena, kai aš atvažiavau išklausyti Šiaulių universitetą, kaip jie mato, kaip jie masto, ką galvoja ir kad galėčiau susidaryti pilnutinį vaizdą, kai reikės kažkada priimti vieną ar kitą sprendimą. Galiausiai atvažiavau dėl to, kad mąstau, būtų mano valia, universitetų reikėtų atsirasti galbūt ir daugiau. Nors šiandien visiškai politikai sukasi į kitą pusę, bet aš noriu pasakyti, ką turiu omeny, kad Šiauliai laimingi, kad turi universitetą. Universitetas yra svarbus, kad išliktų Šiauliai, man atrodo. Taip kaip ir mokykla, yra gyvenvietė. Yra gyvenimas verda, yra tradicijos išlaikomos, nes čia vyksta gyvenimas. Už tai aš galvoju, kad mano nuomonė Šiauliams reikalingas yra universitetas. Kaip manote, Šiaulių universiteto kaip regioninio universiteto, kokios yra stiprybės, galbūt pastebėjote ir silpnybių? Jie patys daug daro ir jie patys tai ir turi daryti. Ir aš nebejoju, kad suras Šiauliai savo kelią, suras sprendimus problemų. Tik tai galbūt iš politikų pusės, kai kada reikia paramos, palaikymo, pagalbos, išgirsti, suprasti ir kad galbūt tie įstatymai, kurie, kaip sako, popierius viską kenčia. Ir viena tai yra parašyta, o kita kaip veikia gyvenime įstatymas arba nuostata viena ar kita. Tai mes turim kuo mažiau padaryti klaidų, kad galėtų neegzistuoti, kad galėtų išlikti, gyventi produktyviai, teikti Lietuvai naudą. Ar buvo prieita prie kokios bendros išvados? Kad mes sėsimės toliau kalbėtis, taip. Ir jau dabar prasiplėsti turėtų diskutantų skaičius, nes galvojame, kad sėsime Klaipėdą, Šiauliai, politikai, ministerija į vieną vietą ir kalbėsim apie mūsų Klaipėdos ir Šiaulių universitetus. Gerai, visą pasaulį magistrantai gerai. Tai mes labai skatinam ir individualią programą sudarom.